Radė. Šiandien noriu pasidalinti tam tikrų pamastymų. Kaip pastaruoju metu sukrenta tų istorijų visokių gyvenimiškų žmonių. Ir ateina tokių ir pamastymų visokiausių, kad iš tikrųjų Krišna yra kiekvieno širdį paramatma ir vienoje iš ar Upanešadų ar Puranų, neatsimenu, yra tekstas, kad Krišna ir gyva būtybė tupi viename medyje, tai yra viename kūne, subtiliam kūne ir nuo amžių glūdumos ir Krišna paramatmos pavidalu, supersielos pavidalu, keturankių formos pavidalu jisai lydi gyvą būtybę iš kūno į kūną ir laukia, kada gyva būtybė nustos tenkintis kūniškais džiaugsmais, jusliniais džiaugsmais ir atsisuks į jį. Gyvenimas po gyvenimo Krišna organizuoja situacijas, kad gyva būtybė jinai atsisuktų į jį ir tą visą šitą informaciją suvedi su dabartiniu, su gyvenimu žmonių ir kai praeina pro tave daug visokių gyvenimiškų istorijų, nes toks darbas, turiu klausyti, konsultuoti. Ir matai, kad netgi ateistus, netgi materialistus, netgi žmonės, kurie visai netikės, tiek veda viešpats tobulėjimo keliu, visi, tiek tikintis žmonės, tiek netikintis dievų žmonės, jie gauna pamokas. Tikinčiam yra lengviau suvoktas pamokas ir neprisidari dar daugiau. Bet ir netikintis žmogus kaupia patirtį, bando kelt savydorybę, kaupia išmintį ir visus kažkur patarkuoja, visi kažkur tai padarom klaidų ir surinkam patirtį ir žinom, kad daugiau taip nenorėčiau elgtis. Nesielgsiu jau. Jeigu tu kažko neišmokai praeityje, tave išmoko dabar, aišku, per skaudžią patirtį. Ir dažniausiai būna prieš tai patarimai ir ženklai, kad to nedaryt, bet jeigu tu nepasimokai iš kitų pavyzdžio, iš kitų patarimų, tada eini per savo kailį, kas yra nerekomenduotina. Nes sugaišti laiko, prarandi daug energijos, išgyveni daug skausmo ir jau gali būti, kad antrą kartą ir to negali padaryti. Pavyzdžiui, čia bent man tos realizacijos eina iš stebintos vyrų moterų santykius ir šeimininius tos santykius ir kai matai, kad yra vienas neteisingas žingsnis kainuoja pusę gyvenimo, tai tu pradedi mąstyti. Negi viešpats nesiuntė ženklų ir nedavė ženklų ir įrodymų, kad su tuo žmogum neik, bet vis tiek žmogus eina ir daro tos žingsnius, išteka, veda, įžadus duoda, po to kankinasi ir po 20 metų skiriasi. Ir po 25 skiriasi ir po 30 kas skiriasi. Sugeba išgyventi dėl naudos, iš baimės likti vienam, iš baimės neturėti kur išėti. Visokių tokių, dėl tokių motyvų sulimpa, bet viduje jaučia, kad kažkas ne taip ir negerai. Ir čia tos visos iš to išplaukiančios istorijos, peripetijos, intrigos. Visas tas pasaulis sukasi aplink tos santykius, tarsi nieko per to nebūtų daugiau. Ir kai matai tas šeiminės tragedijas ar sėkmes, daugiau vis tiek tragedijas, problemas ir kai žmonės jau ir nebeturi laiko kurti antrą šeimą arba nebenori, nes nuoskaudos tokios stiprios, nepasitikėjimas priešinga lytim yra toks didelis. Jau nieko nebenori bendro turėti nei su moterim ar su vyrais. Ir tada kyla tie apmąstymai, žmogus, ką reiškia paskubėtą sprendimą darė. Dabar kodėl jisai daro paskubėtus sprendimus, kodėl mes klystam, taip?
kalba eina apie tai, kad mes mokomės, renkam patirtį ir į kitą inkarnaciją mes nusinešam surinktą patirtį. Bet tai yra pats žemiausias, Prabhupada rašo, patirties rinkimo būdas, tai yra ant savo kailio, tu pats susižeidi, kitus sužeidi ir yra tragedija. Tai išmintingas mokosi iš kitų klaidų, plus išmintingas šviečia save toje sferoje. Ir pastarosiam savaitę maina tą pagrindinį mintis, kad realiai esminis dalykas yra žinių davimas. Tai yra didžiausia labdara. Ir mes turim duoti žinias, tą, ką patys suvokiam kitiem. Nes tai, ką mes dabar gyvenime darom, viskas yra paremta žinių bagažu. Jeigu mes žinom, mes darom teisingą sprendimą, teisingas sprendimas atneša sėkmę, sėkmė atneša laimę. Neteisingas sprendimas, kuris išplaukia iš žinių trūkumo, atneša nesėkmę, nesėkmė atneša skausmą. Tai labai paprasta logika. Ir jeigu žmonės turėtų žinias apie vyro psichologiją, apie moters, jeigu būtų kvalifikuoti žmonės, kurie sujungia vyrą ir moterį, rekomenduoja, va šitas tinka, šitas nelabai, mes neturėtume šitų nesąmonių, šitų tragedijų, šitų skausmų, šitų išplaukiančių rezultatų, tai yra sugadintų, sutraumuotų vaikų, kurie po to savo ruožtu vėl nesukuria šeimų, normalių tose šeimose vėl negimsta normalūs žmonės, vaikai, kurie vėl nepamato pavyzdžio, ta grandinė gali eiti per 2-3 kartas. Taip, gali eiti per 3 kartas, ant 4 kartos, koks gimsta vaikas ir sukuria galų gale normalią šeimą. Kaip dažnai būna pavyzdžiai, motina išsiskiria, išaugina vaikus, tie vaikai nematė, kas yra šeima, sukuria savo vaikas, tas šeimas, jie ten kliba, vėl išsiskiria, iš tų išsiskiriusių šeimų vaikai vėl nematė, nei pas senelius, nei pas savo tėvus, kas yra normalios šeimos, vėl bando kurti, kažkuriam pasiseka, kažkuriam ne. Tokios yra baisus dalykai ir daugumas psichologinių problemų, kad atsinešama iš šeimos. Iš šeimos, iš lizdo, kuriame tave perėjo ir tave maitino. Tai tu ten formuojas kaip asmenybė, aišku, ir iš praeitų gyvenimų, bet labai daug iš šeimos. Tai jeigu mes turim žinias, čia nekalbu apie sveikatą, žinios, kada eit miegot, kada keltis, kada pusryčiaut, ką pusryčiaut, kada pietaut, ką pietaut, valiai savo kūno konstituciją, taip, kaip sėdėt, kaip kvėpuot, kaip mankštintis, kaip su stresui dirbti, kaip su pykčiu, geismu, pavydu dirbti, taip, žinios, kaip sveikatą, psichinę, fizinę palaikyti, taip, čia irgi yra žinios, ką valgyt, ko nevalgyt. Šitų irgi nėra, taip, nėra absoliučiai nieko. Nei mokyklai gaunama, nei šeimoje gaunama, dažnai klaidinga šeimoje sampratos gaunama apie sveikatą, apie santykius. Žmogus išeina neparuoštas, neturintis žinių nei apie sveikatos palaikymą ir nematęs pavyzdžio, neturintis pavyzdžio ir neturintis žinių apie vyro moters santykius, apie vaikų auklėjimą, apie profesinį pasirinkimą ir ten jau grinai ruletę žaidžia. Ir kai ruletę žaidžia, gal vienas ir išlošia iš 100 ar iš 1000, tai mes tą ir turim. Vieną kokį iš 100 rasi tokie laimingi, kiti su problemom. Tai, kad daug nešnekėta, tokia bendra realizacija yra, kad suvoki, kodėl yra gurų reikalingi visuomenėje. Šviečiantysis sluoksnis žmonių, brahmanai, mokytojai. Ne tik dvasiniai, bet ir materialiuose, ypatingai materialiuose sferose. Tai yra psichologai, medikai, ajurvedistai, astrologai. Jie labai didelę rolę, jie turi sustyguoti, aišku, dvasiškai. Jeigu jų nėra, o kad mes turim dabar, jų nėra, kliba, įmestą turime mūsų sociume, mūsų bendrijose, vaišnavų. Trūksta psichologų, trūksta astrologų, trūksta ajurvedistų, trūksta rimtų dvasiškių ir viskas kliba.
Bhakti su problemom neišsisprendžia metais. Ir tos problemos materialios, būtent materialios problemos, neleidžia bhakti atlikti. O ir dvasinės problemos, nėra bendravimo tinkamo, asmeninio su pažengusiais bhaktis, nes jų nedaug. Irgi ir dvasiškai stringa, ir materialiai stringa, ir tikrai yra sunkiai padėtis. Ir čia vienintelė išeitis, kad bendruomenių vadovai turi investuoti į žmonės, kurie nori eiti mokytojo, kurie nori dirbti su bhaktais, įgauti išsilavinimą, kurie nori padėti bhaktams spręsti tas problemas, tai tokius reikia išauginti, investuoti į jų išsilavinimą ir po to jie darys savo darbą. Kol tas nebus daroma, mes neišspręsim savo bendrijos problemų, ką kalbėti apie Lietuvos problemas. Šia pagrindė žmonės reikia naviguoti. Naviguoti gali tada, kai turi žinias ir mokės pritaikyti individualioje situacijai. Žmogus pats save irgi gali panaviguoti, bet jis net žinių neturi, kad save panaviguoti. O jeigu ir turi tas žinias ir bandai save naviguoti, vis tiek klausimų kyla, nes yra niuansai, yra individualios situacijos. Tada eini pas tą, kuris irgi turi žinių, bet dar daugiau turi už tai patirties ir tau tam tikrus subtilumus pasako, sustato tave į vėžes. Kol mes to neturėsim, mes turim bendruomenėse bhaktis su psichologiniam problemom. Va, ir daug labai tokių žmonių yra. Lygiai taip pat bhaktas, kai eina dvasiniu keliu, pas vis tiek iškyla problemas. Nes jam pradeda valyti nart kasydas ir jam kyla klausimai. Ir jeigu mes savo bendruomenių viduje neturėsim konsultantų, šikšagūrų, kaip čia pavadins, kurie sustyguotų ir moteris, ir vyrus, ir vaikus, ir paauglius, ir senelius, visas amžiaus grupės, mes neturėsim rimtų bendruomenių. Kur aš važiuoju, aš dažnai matau žmonės, kurių nieks nestiguoja ir negloboja. Dabar tie bendrieji žmonės, jie savaime neatsiras, turi kažkas palaikyti juos, investuoti juos. Tai nėra tos sąmonės bendruomenėse, kad reikia išsiauginti brahmanus, reikia į juos investuoti, juos padėti jiem išsilaikyti, kad jie galėtų pradžiai atsistoti ant kojų ir dirbti, po to gyventi iš pamokslavimo. Dėl to nieks nejuda, paprastas atsakymas. Ir čia gali daryti konferencijas, gali spręsti ten tas situacijas, apie tą kalbėti, bet kol bendruomenė nepradės žiūrėti, kad bendruomenė yra kaip, sakykime, kaip miestas, kaip mikrosociumas. Tenais turės būti brahmanai, kurie mokys tą bendruomenę, ten turės būti kšatriai, kurie vadovaus, dirbs vadovaujamą darbą, turės būti vaišyjai, kurie užsiims prekybą, gamybą ir turės būti šudros, kurie dirbs paprastą darbą. Ir bendruomeniai visi žmonės, visi vaišnavai skirstosi tas grupės 4. Galų galėje visi yra aukščiau, jie yra visi sielos vaišnavai, bet kadangi mes materialiam lygiai, mes turime veikti palei savo apvalkalą, palei savo psichofizinę prigimtį. Ir jeigu bendruomeniai bhaktai pas savęs nepastato į savo tinkamą profesiją, nepastato į savo tinkamą šeimininę padėtį, jie patiria problemas. Jeigu jie patiria problemas, jie negali praktikuoti. Jeigu jie negali praktikuoti, bendruomenė silpna dvasiškai, nieks nesivysto. Dėl to tą varnašamą, tą suskirstimą žmonių į 4 klases, palei jų psichofizinę prigimtį, yra esmė. Kaip ne pagrindinė, bet yra antras palei pagrindinį dalyką. Pirmas, tai yra reikia dvasinių procesų užsimti. O antras, kad jo lengviau būtų užsimti, reikia atsistoti savo padėtį. Tai yra užsimti veiklą palei savo prigimtį, užsimti tarnystę palei savo prigimtį, atsidavimo tarnystę. Ir tuokti su žmogum palei savo prigimtį. O jeigu tai vyras, jis gali ir žemesnės prigimties moterį priimti, bet jokiais būtais moteris neturi tekėti už žemesnės, už jas prigimti vyro. Tada bus karas, tai bus nesantaika, bus nelaimė visam gyvenimui. Taškas. Čia yra patikrinta. Moteris yra kšatrija, jinai
ištekės už vaišyjo, viskas. Tas vaišyjas neapvaldys jos, nenuramins ir nebus autoritetas. Tai yra vedui labai griežta sankcija, nurodymas, kad moteris neturi būti aukštesnė prigimtim, nes jinai tada griaus vyro autoritetą, rodys nepagarbą jam, vyras ją atmes, susiras kitą arba gyvens kaip šunys ir katės ilgai iš baimės įsiskirti ar iš naudos, taip toliau. Tai palei tą prigimtį labai daug dalykų sprendžia. Kol tu nežinai savo prigimties, tol tu negali rasti darbo palei savo prigimtį, negali rasti antros pusės palei savo prigimtį, negali netgi praktikos susidėlioti palei savo prigimtį, negali tarnybos stabiliai užsiimti. Tu turi rasti savo prigimtį. Ir kad ir nustatyti prigimtį, reikalingi žmonės, kurie tai daro. O po to, kai tu įeini palei prigimtį į šeimininę, pasirenki panašos prigimties žmogų šeimoje, ten vėl prasideda trintis problemos, tad vėl reikia kas patart. Kai tu pradedi praktiką užsiimti palei savo prigimtį, vėl pradeda kilti įdos, dar kažkas, ten reikia vėl žmogaus kas patartų. Kai tu eini į darbą ir tenais užsiemi palei savo prigimtį, ar tu esi vadovas, ar tu intelektualas, ar tu verslininkas, ten vėl kyla klausimai, vėl reikalingi toje sferoje žmonės, kurie tau patars. Mes visi negalim viens be kito. Ir mes iš esmės negalim judėti be gurų visose sferose. Negalim judėti. Nes tai yra, kiekviena sfera yra tokia plati ir gili, kad tu negali iš esmės savo jėgom, savo intelektu išsispręsti. Aš, pavyzdžiui, sveikatai niekad nebūsiu guru ir niekad nenusimanysiu tiek, kiek nusimano žmogus, kuris, pavyzdžiui, 30 metų vien tik tai ir dirba. Domisi kūnu, čakrom ir kaip ten sąveikauja tas kūnas, organai, ką dėt, ko nedėt, kas ką, kokią ligą gydo. Tai atskira sfera. Ir aš visą laiką kreipiuosi, žinai, į tą. Lygiai taip pat aš niekada nenusimanysiu šventraščiuose tiek, kiek nusimano žmogus, kur 40 metų studijuoja, tai rašai laiškus, klausi. Ir čia yra, man viskas pradėjo asmeniškai lengvėti gyvenime, kada aš suvokiau savo prigimtį. Tai automatiškai ir praktikos stilių pasirinkti palei prigimtį, ir darbą pasirinkti palei prigimtį. Ir žmonės, su kuriais tu bendrauji, pasirinki palei prigimtį. Netgi mokytoją reikia rinktis, jeigu jis dar netranscendentiniam lygiai, palei prigimtį. Jeigu tu kšatrijas, tai ir tavo mokytojas turėtų būti kšatrijas arba aukščiau. Jis bus žemiau, tu jausi kai kur savo pranašumus ir tu negalėsi pilnai priimti arba netiks tau jo patarimai. Tai Prabhupada ir sakė, sako, aš jums daviau bhakti procesą, dabar jums reikia patiems varnašamą pristatyti. Ir aš kiekvieną kartą konsultacijas atsitrenkiu tą patį, kad problemos kyla, kad žmogus pirmoje eilėje nežino savo prigimties, savo tipo. Ir antras dalykas, jeigu jis ir žino, tai vis tiek kyla problemos, jas reikia padėti spręsti. Taip, kad nustatyti prigimtį čia dar ne visas darbas. Koks tu, net jeigu ir tu žinai, kad tu, pavyzdžiui, toks ar anoks, tu vis tiek, ar darbą dirbdamas, ar šeimos santykius palaikydamas, ar dvasinę praktiką užsimdamas, ar sveikatą palaikydamas, vis tiek tau kils neiškumai, tau reikės patarimų ir reikės mokytojų tose sferose turėti. O jeigu tu nei prigimties žinai, nei mokytojų turi, tai aš neįsivaizduoju, kaip ten galima sėkmingai praeiti gyvenimą. Čia, tikrai loterija yra. Tikrai meti tą, kaip kazino, tame besisukančiam rate, tu meti kauliuką ir gal įkrisi, gal neįkrisi. Gal išloši, tikriausiai neišloši. Ir tam, kad Lietuvos ar ten pasaulio, bet kokia bendruomenė vaišnaviška ar nevaišnaviška tobulėtų, pirmoje eilėje reikia daryti varnašamą, tai yra padėti žmogui suvokti savo prigimtį ir gyventi palei tą prigimtį. Ir kada žmogus pradeda gyventi palei savo prigimtį, iš karto ateina ramybė, iš karto jis jaučia, kad jis yra savo vietoj, savo vėžėse, ir sėkmė, ir laimė ateina.
stoja viskas savo vietą, o kol jisai mėtosi, tai nieko gero. Tai va, tokie suvokimai, kad yra mokslinė sistema, tie tipai yra Krišnos sugalvoti, tie subtilūs kūnai yra tokie ir ne kitokie, yra Krišnos surėdyta tokia tvarka, jis pats Bhagavad Gitoj sako, kad tai yra iškyla iš manęs. Ir pirmoje eilėje mes turim suvokti, kokie mūsų yra apvalkalai, nes mes iš jų platformos veikiam, mes ne iš sielos platformos veikiam. Ir kai mes suprantam savo prigimtį, tada žmogus renkasi tam tikrą profesiją, tam tikrą mokytoją, tam tikrą dvasinės praktikos stilių, tam tikrą antrą pusę, tam tikrą draugą, draugystė irgi. Jeigu ieškai draugo, geriausia, kad būtų panašios prigimties. Ir tada pirmą tą padarai. Ir tada tenais, kai jau tu palei savo prigimtį veiki, ten vis tiek kyla problemas, nes širdis nėra švari, tada sprendi tos dalykus. Bet kol tu, pavyzdžiui, dirbi ne palei prigimtį, ar ten bandai kurti šeimą su žmogum, kuris yra ne tavo prigimties. Ir jeigu tu esi moteris ir tu bendrauji su žemesnės prigimties žmogum, nieko nebus. Arba bandai praktiką dvasinę atlikti taip, kaip atliktų brahmanas, o tu, pavyzdžiui, vaišijas, nieko nebus. Tai yra skirtingi tipai, skirtingas kūnas ir skirtinga psichika. Kodėl miestai būdavo dalinami 4 kvartalus, kad žmonės net nesimaišytų, net gatvėj neitų. Nes tos prigimtys skirtingai kalba, skirtingai masto, skirtingai supranta vieną ir tą patį dalyką, tai labai skiriasi. Ir mes dažnai turim bendruomenėse problemas, kai sėdi bendruomeniai vadovas net ne kšatriškos prigimties. Ir jis negali apvaldyti bendruomenės. Arba jisai kšatriškos, bet jis neklauso brahmaniškos prigimties žmonių, neklauso patarimų. Pažiūrėkime Mahabharatą, vediniai laikai, ten mums iki tų žmonių ten kaip iki Himalajų. Ir tai ten sėdi valdovas ir pasikrūva brahmanų stovi, jam patarinėja. Tai ką kalbėti apie dabar? Ir dar vienas dalykas, tai kad mes gaunam brahmano iniciaciją, tai nereiškia, kad mes brahmanais tapom. Tai reiškia, kad tu gauni tiesiog papildomą instrumentą iš savo prigimties, pavyzdžiui, jeigu jinai nėra brahmaniška prigimtis, ugdytis dorybę, eiti brahmanišką prigimtį, o jeigu tu esi brahmaniškos prigimties, toliau ugdytis brahmaniškas savybės, ugdytis dorybingas savybės. Ir čia nereiškia, kad jeigu žmogus turi brahmano iniciaciją, jis yra jau brahmanas palei prigimtį. Ne, jis gali būti vaišės, jis gali būti šudra, bet jam Prabhupada davė brahmano iniciaciją, kad jisai kiltų. O yra žmonių sutinki, kurie yra brahmaniškos prigimties. Ir jie turi dar tą iniciaciją, tai jie toliau vysto savo prigimtį. Bet kokiu atveju, bet koks vadovas bendruomenės, jisai turi tartis su žmonėm, kurie turi brahmaniškas savybės. Ir klausydamas, tardamasis, vadovaut ir labai gerai suprast, kad bhaktai, kurie yra, reiškia, vaišiškos prigimties, juos skatint aukot, verslininkus reikia skatint aukot, nes jie tik tais taip apsivalys. Tie, kurie yra kšatriškos prigimties, juos užimti vadovaujančiam tarnybam, tie, kurie šudriškos prigimties, juos užimti paprastais darbais, tie, kurie brahmaniškos prigimties, juos užimti pamokslavimu, mokymu. Čia kalbant apie tarnystę, pavyzdžiui. Ir kai padedi žmogui taip pat skatinti ir juos užsiimti tą pačią veiklą atitinkamai ir gyvenime, ir antras pusės rinktis tokias. Tada tai, kai sustiguoji, tada atsiranda tvarka žmonių grupėje toje, kuri vadinasi, ar ten kolektyvo, ar bendruomenė, kažkom nesvarbu. Ir kai ten tvarka yra, visas juda mechanizmas, viens be kito negali, jie kooperuojasi, viskas juda, viskas tvarko. Aš tai bent jau labai aiškiai, ryškiai matau tada, kaip tai veikia. Bet kol iki to bus daeita, nežinau, kiek laiko turės praeiti. Čia reikia
reikia išmanyti tą mokslą. Išmanyti. Pavyzdžiui, man pačiam tai reikėjo 20, gal sakykime, metų, kol aš taip ryškiai pamačiau. Gal 15. Po to apie 5 metus dar susigulėjau, kol ryškiai supratau, pamačiau ant gyvenimo, kaip tai veikia. Viskas, kas čia buvo pasakyti, paremta 10 ar 100 atvejų, kad tai veikia. Kiek yra pranagrinėta šeimų, kur moteris yra su tos pačios prigimties žmogum, arba su žemesnės prigimties žmogum, arba su aukštesnės. Ir tada matai, kas ten vyksta. Kiek išnagrinėta atveju, kai žmogus užsiima palei savo prigimtį darbą ir nepalei savo prigimtį. Vėl išnagrinėta, simptomus, požymis, kas vyksta konkrečiai. Lygiai taip pat išnagrinėta, kaip užsiima praktikom skirtingų prigimčių žmonės, dvasinė praktika. Kaip veikia santykis su priimant gūrų, kuris yra panašios prigimties ar aukštesnės prigimties. Daug, tai Bhagavad Gita vienas posmas. Yra ten daugiau posmų, kur apibūdina savybės. Kšatrių, brahmano, vaišį, šudrų, bet Krišna skiria tam laiko, nuo tam vietos. Jis kalba apie tai, reiškia, tai svarbu. Tai yra materialus lygmuo, bet mes turim savo, kad mes veikiam iš materialios platformos. Mums materija yra be galo svarbu, nes mes nuo jos labai stipriai priklausomi. Ir kol mes neveiksim harmonijoje su gamta, su visata, su materija, mes neiškilsim į transcendenciją. Nes į transcendenciją galima iškilti tik iš dorybės platformos. O dorybė reiškia pilną harmoniją su savim, su savo gamta, su savo psichika, su savo kūnu. Jeigu tu darai kažką, kas prieštarauja tavo psichikai ir kūnui, apie jokią harmoniją neina net kalba ir apie jokią transcendenciją tuo labiau. Eina kalba apie tamagūną, tu krisi tamagūną, į pervargimą, į pyktį, į liūdesį ir visus kitus dalykus. Kad pakilti transcendenciją reikia labai gerai išmanyti dorybės gūną, o dorybės gūną reiškia žinok savo prigimtį ir veik atitinkamai. Palei ją žinok pareigas savo prigimties, profesinės pareigas, žinok šeiminės pareigas ir veik. O tada tu iš radžagūnos įsitvirtinsi dorybei, atlikdamas pareigas šeimoje, darbe, dvasinės pareigas, taip toliau. Bet jeigu tu atliksi pareigas, kurios ne tau priklauso, o kitai prigimčiai, tu esi prieš save, tu save galabėsi, kitus galabėsi. Dėl to visi mes esam skirtingi ir čia negali būti vienodo gyvenimo, vienodų šablonų, vienodų taisyklių visiems. Nes visi yra jau bent jau, sakykime, grubiai į 4 kategorijas galima suskirstyti, o po to dar galima toliau skirstyti. Nes labai retai rasti žmogų, kad būtų grinai brahmanas, grinai kšatris, grinai vaišės. Dažnai būna brahmanas su kšatriškom priemonėm, kšatris su vaišiškom priemonėm, vaišės su kšatriškom priemonėm, taip toliau. Bet bent jau ir tie 4 pasauliai, tie 4 tipai, jie skirtingai komunikuos, skirtingai supras vieną ir tą patį reiškinį, skirtingus sprendimus priims. To geriau, kad visi dirbtų savo darbą ir taip tobulėtų. Tai va, tai kol šitų žinių nebus įnešta, pirmiausia į vaišnaviškas bendruomenės, po to į sociumą, mes nesitikėkim jokios harmonijos. Tokia mano yra išvada šiai dienai. Ir dėl to vis dažnai skatinu, pažinkim save, pažinkim savo kūną, pažinkim savo psichiką. Plius dar kūnas juk turi ir savo konstituciją, vatą, pitą, kapchą, dar ties dalykus. Ir veikiam palei ją. Ir kai tik pradedi palei tai veikti, iškart pradeda stoti viskas į vėžes, atsiranda laimės pojūtis, energija, džiaugsmas, ramybė, tokie dalykai. Tai tiek būtų, Hare Krishna.